iš tiesų procesas vyksta. Vyksta galbūt ne taip greitai, kaip visiems norėtųsi, tačiau manau, kad diskusijose gimsta iš tiesų ta tiesa ir tas priimtas sprendimas, matyt, turėtų būti optimalus. Na ir antroji reformos dalis, tai yra įstaigų tinklo optimizavimas, kuris taip pat vyksta, nes aš noriu tiesiog priminti, kad ta reforma ir buvo numatyta 10 ir 11 metam, tai dar turim tik 10, dar turim visus 11 metus pabaigti tą reformą, taip kad netgi ir pagal vyriausybės numatytus terminus mes tikrai nevėluojame. Ir šitoj vietoj poslinkiai iš esmės kai kur įvyko, tai yra daug ligonių buvo sujungta, tame tarpe ir, ką minėjo gerbiamas meras ir Klaipėdoj, tai tuberkuliozės ir psichiatrijos ligoninė, taip pat daug kitų ligonių, aš nenorėčiau dabar vardinti, bet tai ir Druskininkų Saulutė, ir Valkininkų sanatorija, ir Šiauliuose, reiškia 3 ligoninės, tiksliau 4 apsijungė ir Panevėžy ir kitur. Tie procesai yra įvykę. Kaune, kaip žinote, taip pat vyksta gana sudėtingai 2 stambių ligonių, poliprofilinių jungimas, tai Kauno antrosios klinikinės ligoninės ir Raudonojo kryžiaus ligoninės. Kaip žinote, ten procesas irgi juda labai skausmingai. Ir buvo labai didžiulis pasipriešinimas ir tiesiog savivaldybės taryba atleido vieną iš ligonių vadovų būtent dėl priešinimosi šitai reformai, bet dabar, reiškia, tas procesas jau yra sėkmingai pajudėjęs ir matyt, greitų laikų ten turėsim vieną ligonę, bet vėlgi, kaip sakau, procesas taip pat vyko labai skausmingai ir sudėtingai. Vilniuje Santariškių miestelio apjungimas taip pat vyksta pakankamai sėkmingai pagal planą ir turėtų būti baigtas balandžio mėnesį pagal planą, tai turėtų būti viena ligoninė Santariškėse, išskyrus onkologijos institutą. Tai vat, ko gero, vienintelė vieta, kur, sakykime, iš tiesų procesas iš esmės užstrigęs, nes yra labai daug teisinių problemų ir pasipriešinimų. Na ir dar viena tokia, sakykime, labiau problematinė vieta būtent yra Klaipėdos 2 ligonių sujungimas, tačiau aš nevertinčiau to kaip kažkokios tai tikrai užstrigusios ar problematinė galbūt, bet aš manau, kaip matot, diskusija vyksta ir šiandieną yra to įrodymas, kada dalyvauja iš esmės visos suinteresuotos pusės ir tarėsi. Ir manau, kad tikrai sprendimas bus rastas. Tai jeigu užtektų apie visą Lietuvą, tada bandyčiau pereiti prie Klaipėdos, nes tokia tema buvo. Tai dabar atsakant į klausimą, ar yra sprendimas, kuris tenkintų visus, tai yra jau į temą mūsų diskusijos. Tai aš nuoširdžiai tikiu, kaip žmogus, kad toks sprendimas yra. Ir toks sprendimas 3. universitetinis mokslo ir gydymo centras. Tai aš manau, kad tai yra tas sprendimas, kuris tenkintų visus. Ir jeigu mes šios dienos diskusijoje visi susitarėm, kad taip ir yra, apie tai tik apie įgyvendinimą ir interesų suderinimą. Tai be abejo, derinant jau konkrečius sprendimus, galbūt tie konkretūs sprendimai tenkins ne visus, nes niekad nebūna taip, visada kažkas praranda vadovo vietą, kažkam, reiškia, kažkokie skyriai susidubliuoja, kažkokių paslaugų kažkur turi persikelti. Šitoj vietoj, tam lygmenį, galbūt ir ne visi bus patenkinti. Bet tai jau yra techninių sprendimų lygmuo,
Ir tai yra liečia konkrečius žmonės, kaip asmenybės, kaip atskirų padalinių vadovus. Aš manau, kad mums reikia rasti šiandien sprendimą, kuris tenkintų būtent vakarų visų regionų, pirmiausia, pacientų interesus. Ir pacientų interesų prasme, aš manau, tas stiprus trečias universitetinis centras tikrai būtų tas sprendimas. Dabar dėl tų techninių dalykų. Aš norėčiau tiesiog, kad mes teisingai vieni kitus suprastume ir negalvotume, kad yra kažkieno bloga valia neleisti daryti vieno ar kitų sprendimų. Reikia suprasti, kad tokių centrų trečiųjų Lietuvoje iki šiol nebuvo. Buvo 2 centrai ir yra 2 centrai, kurie yra labai aiškus, labai aiškios struktūros ir šiuo atveju Klaipėdos atvejis yra šiek tiek kitoks. Kodėl kitoks? Pirmiausia, dėl 2 dalykų. Pirmas dalykas tai yra universitetai. Vilnius ir Kaunas, turėdami tuos universitetinius centrus, turi universitetus, kuriuose yra visų 3 lygių arba 3 pakopų medicinos gydytojų studijos. Tai yra ir prieš diplominis gydytojų rengimas, ir rezidentūra. Klaipėdos universitetas dėja kol kas neturi visų šitų studijų. Tai yra viena problema. Aš nesakau, kad neišsprendžiama, kelių reikia ieškoti, bet tai yra jau gana didelis skirtumas. Kitas dalykas, Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybė niekada nekėlė klausimų ir norų dalyvauti šitų įstaigų būti steigėjais ar dalininkais. Tikrai nesam gavę nei iš Kauno miestų savivaldybės, nei iš Vilniaus, kad jie norėtų būti Kauno klinikų ar Vilniaus santariškių steigėjas. Tai vėlgi yra tam tikra problema, visų pirma dėl to, kad steigėjas universitetinės 3 lygių ligoninės net pagal dabar galiojančius įstatymus negali būti savivaldybė. Nei vienintelis steigėjas, nei dalininkas. Tai vėlgi pripažinkime, kad tai yra problema, nes reikia keisti visą eilę įstatymų. Tai viskas yra įmanoma, bet dėl to aš sakyčiau, kad būtent tikrai nereikėtų, kaltinti ar ieškoti kažkokių, kad kažkas tai specialiai tam trukdo, tačiau reikėtų pripažinti, kad tokiu vis dėlto tai yra, jeigu mes tikrai norime sukurti rimtą centrą, tai yra tikrai labai rimtas ir neeilinis darbas ir problemų tikrai kyla ir jas reikia spręsti. Ir spręsti iš tiesų reikia tik tariantis, nes kitų kelių nėra. Ir aš manau, tariantis ir su abipusiam nuolaidom, abipusiais kompromisais. Nes, kaip meras sakė, iš jėgos pozicijos tikrai nei ministerija neišspręs šitų klausimų, bet ir savivaldybė taip pat užsispyrusi, to klausimų neįspręs. Todėl tiesiog baigdamas aš nuo savęs noriu tikrai nuoširdžiai pasiūlyti, kad susitarti dėl tos krypties kaip 3 universitetinių centrų ir tikrai ieškoti tarpusavio kompromisų ir nuolaidų, nes nepykite, bet tikrai problemų yra nemažai ir tik tai sutelktom jėgom jas galima išspręsti.